Kolposkopija yra procedūra, kurios metu specialiu mikroskopu apžiūrimi išoriniai lytiniai organai, makštis bei gimdos kaklelis. Kolposkopija yra saugi ir neskausminga procedūra. Kolposkopija yra atliekama, kai profilaktinės gimdos kaklelio patikros metu yra randami gimdos kaklelio citologiniai pokyčiai. Kolposkopinio tyrimo metu komplikacijos būna itin retai. Kartais po biopsijos gali kilti nežymus pakraujavimas, bet jis yra sustabdomas procedūros metu. Kartais gali būti juntamas nežymus maudimas pilvo apatinėje dalyje, kuris praeis po kelių valandų po procedūros. Retais atvejais gali būti infekcinės komplikacijos. Specialaus pasiruošimo kolposkopijai nereikia, nepatartina 24 valandas iki procedūros naudoti vaginalinius medikamentus, lubrikantus, skalauti makštį ir turėti lytinių santykių. Kolposkopijos trukmė yra nuo 10 iki 30 minučių.